Po pasirodžiusios informacijos 15 min portale apie jūsų skrydį privačiu lėktuvu į Dubajų, tada jūs priėmėte šį sprendimą, ar sulaukėte galbūt ministrės pirmininkės skambučio paklausti detalių ir jos prašymo trauktis? Įvertinau visas susidariusios aplinkybės. Vakar vakare tai buvo turbūt tas kritinis momentas, kai nusprendžiau, kad yra labai sunku kontroliuoti tiek daug aspektų ir tiek daug temų, kuriuose turiu mažai ką savo žinomo, bet visgi turiu atsakinėti klausimus, apie kuriuos irgi neturiu žinojimo. Tai priėmiau tą sprendimą vakar vakare, turbūt labiausiai ir dėl tokio emociškai susikaupusio fono, artimųjų. Pasikalbėjau su premjere telefonu vakar vakare taip pat. Ir toks ir buvo mano sprendimas. Ar premjerė pati pasiūlė, paprašė jūsų teikti atsistatydinimo prašymą? Aš pasakiau, kad aš ketinčiau trauktis ir premjerė tam pritarė.